Sveiki. Čia Kasnis, čia klubas Euforija, čia mes turim pirmadienį ir mes turim 9 valandą. Todėl mes kalbėsim su jumis kažkiek tai laiko, gal kokią valandėlę, nereikės, trumpiau, apie kompaniją Herbalife, kompanijos Herbalife produktus, programas ir svarbiausia, kaip tie dalykai gali padėti mums jaustis gerai, sveikai ir laimingai. Ir aš galvoju, kad svarbiausia dabar išsiaiškinti, ar aš matausi, ar aš girdžiuosi. Jo, truputėlį dar minutėlę patimsim gumą, bet aš iš tiesų tai tikrai pasitikrinti turiu, nes būdavo, kad kalbėjai, niekas negirdi, niekas nemato. Girdžiu, save matau, komentarus taip pat ekrane aš matau, prieš mano akis ekranas, čia bendraujam su jumis, dėl to mano akis kartais bus nusuktos į šoną. Turiu šią dieną 2 klausimus ir tikrai yra šansų dabar jums dar paklausti. Vieną kitą klausimą, jeigu turite, jeigu nespėjote, parašyti Facebook'o grupėje arba jeigu nespėjote parašyti Telegram platformoje, tai drąsiai rašykit klausimus apie kompaniją Herbalife, apie kompanijos produktus, apie produktų programas ir kaip tie dalykai gali padėti mums jaustis geriau, sveikiau, laimingiau. Apie mitybą galbūt šiek tiek, nors aš nesu tikrai mitybos specialistas ir joks dietologas ir apskritai nekenčiu, nesuprantu ir nepateisinu jokių dietų, jokių laikymusi. Aš manau, reikia gyventi įdomiai, skaniai, ragauti viską ir žinoma, užsitikrinti svarbiausia tai, kas mums būtina ir neperkrauti savo organizmo tai, kas yra visiškai nereikalinga. Bet vėlgi, čia filosofiniai dalykai, kas būtina, o kas nereikalinga. Jo, tai jau kas būtina yra griežčiau, tai kas nereikalinga, kas mums, žinai, laimę suteikia, tai čia ar mažinti, ar atsakyti, nežinau. Gerai, yra dalykų, kuriuos reikia mažinti griežtai, aišku. Labas, ką mes čia turim jau visai nemažai žmonių. Labas Loreta, Aldona, Janina, Jūratė, Veronika, Alma ir dar matau Loreta. Ok. Ištikimiai klausytojai, labai džiugu ir palaukit, kažkas čia man ne taip, šitaip, o gerai. Ir žmonės, kurie žiūrite įrašą, brūkštelkit grotelės įrašas, man tikrai labai svarbu žinoti, kaip jūs reaguojate. Jeigu išgirstate kažkokį savo įdomų dalyką, netikėtą, priverčiantį susimastyti arba krūptelti, tai rašykit žodelį bingo, man leis orientuotis, jums įdomu, neįdomu, jau reikia stabdyti ar panašiai. Šiaip kiekviena reakcija, kurie gyvai žiūrite, irgi labai svarbi. Labas Armina, labas Ona, labas Loreta. Ir kas žiūrite YouTube kanalą, dabar įrašą, tai irgi prenumeruokit kanalą, paspauskit varpelį, kad jūs visus įrašus laiku gautumėte. O šiandieną mes skubam prie 2 klausimų, net 2 ir net vienas žmogus paklausė. Bet taip yra, ir aš žinau, kas tai per žmogus, ir aš puikiai pažįstu šitą žmogų, ir aš puikiai žinau, kad jis stengiasi ir padėti daugiau kam jaustis gerai, ir dėl to sulaukia tų klausimų, kuriuos taip pat perduoda. Ir aš galvoju, kad tai yra gerai, nes dauguma žmonių nedrįsta klausti, arba, žinai, kilo klausimas, neužsirašiau, neatsiminiau, pamiršau jo, arba nedrįsta klausti, nepatogu ir panašiai. Tai va tokie klausimai, kaip Aurelija perduoda kitų žmonių klausimus, tai irgi labai gerai, nes tada galbūt ir jums tas klausimas buvo kilęs, arba kilo, jūs nedrįsot, arba pamiršot ir panašiai. Tai va. Dėl to raginu, kuo daugiau klausyti, tuo geriau, nes aš, jeigu klausimų visai nebūtų, tada aš leisčiausi į visokias, nežinau kaip čia, filosofijas, apalionės, kalbėčiau apie bet ką, žinai, ir nežinau, čia irgi būtų gerai. Svarbiausia, kad jums įdomu, kad jūs žiūrit ir tai labai gerai. Žmogus klausia, kokia nauda organizmui geriant alijošių ryte? Kokia nauda organizmui geriant alijošių ryte? Kaip jums atrodo, kokia nauda organizmui alijošių geriant ryte? Mylėjai, kaip mes visada kaip mes į viską, kaip sakant, galim pažiūrėti iš įvairių pusių, pamastyti, įvertinti, kas naudinga, kas nenaudinga. Tiesą sakant, alijošių gerti ryte aš nematau, kam galėtų pakenkti, jo, bet mes visada kalbėdami apie tokius dalykus, net ne apie tokius, apskritai kalbėdami ir spręsdami naudinga, nenaudinga, mes ką darom? Mes lyginam. Jo. Tai su kuo jūs lyginsit alijošiaus gėrimą ryte?
Tai tada ir gali labai pasirodyti, kad oho, kaip naudinga, arba toks, okei, yra toks gėrimas ir iš tiesų reikia pripažinti, kad yra daugiau kompanijų, ne tik Herbalife kompanija. Na, Herbalife kompanija, jeigu vėlgi lyginsim su kitomis kompanijomis, kurios užima panašų segmentą rinkoje, domisi tais pačiais panašiais dalykais, mityba, sveikata, tai mes labai lengvai pamatysim, kad Herbalife yra numeris 1 pasaulyje. Pagal klientų skaičių, pagal apyvartą, pagal investicijas, pagal daug labai punktų. Aš nekalbu apie tas kompanijas tinklinių marketingų, kurios parduoda ne tik tai sveikatingumų produktus, papildus, bet parduoda ir būtinę chemiją, ir visokiausius valiklius, tai čia būtinė chemija, bet net tai noriu pasakyti, šluostės, didžiuliai kiekiai kosmetikos. Ta prasme, jų prekių asortimentas yra labai didelis, jie artėja prie tokių prekybos centrų, sakykime, ne? Tai natūralu, kad ten žmonės yra visokie ir jie perka visokius produktus, tai nereikia lygintis nelyginamų dalykų, nereikia lyginti. Tai, bet jeigu mes imsim tik tai sveiką gyvenseną, sveikos mitybos produktus, tai Herbalife'as numeris 1, dėja, tai ne mano išmislas tikrai ir tai yra pripažinta pasaulyje jau ne 1 metus. Tai pripažinti reikia, kad yra kompanijų, kurios iš tiesų turi puikius kažkokius tai gėrimus, turi puikias tradicijas, turi puikias programas, kurias siūlo žmonėms, tiems, kuriems norisi geriau pasijusti ir panašiai. Jūsų valia rinktis. Ir žmonės pasirenka ir tikrai daug tų kompanijų, daug pasirinkimų. Ir vėlgi sakau, ką tu lyginsi? Taip, nereikėtų lyginti tų produktų. Nes alijošius yra alijošius, jo galbūt skiriasi šiek tiek pakuotė, galbūt skiriasi koncentracija, galbūt skiriasi gamybos kažkokie būdai. Aš esu tikrai, kaip sakyti, besidomintis Herbalife kompanija, kitomis kompanijomis ne. Ir dėl to nei lyginti konkrečiai alijošius negaliu, nei pasakyti, kad jie blogesni ar geresni, jie visi yra jie. Turi savo privalumus ir savo naudą, savo minusus. Herbalife kompanijos alijošius turi savo naudą, savo privalumus ir savo galbūt trūkumus kitų žmonių akimis. Ko kitos kompanijos neturi, tai tikrai neturi tokių konsultantų kaip Herbalife'as. Pavyzdžiui, manęs taip pat ten neturi, tai bent jau tiek save paguosti galiu ir padrasinti jo, kad kitos kompanijos manęs neturi. Ar tai blogai ar gerai, nežinau, galbūt blogai Herbalife'ui, galbūt kitom kompanijom, kai tik pasisekė, kad manęs nėra, galbūt aš ten kažką sujaukčiau labai blogai, bet nesvarbu. Tai vėlgi, grįžkim prie to, su kuo mes lyginam alijošiaus išgėrimą ryte. Jeigu mes imame žmogų, kuris pavargęs, kuris nesveikuoja, kuriam skrandis ten kažkas rūgštys į tą pusę, virškinimo sistema buksuoja, viršsvoris, energijos trūksta ir jisai ryte atsikelia ir jisai metais vadovaujasi ritualu, kad tik kava tave pažadina, nes taip televizorius sako reklamoje, daug kartų kalė, daug metų kalė tą tik kava. Ir jis žmogus keliasi, geria tik kavą, ir važiuoja į darbą, ir jis neįsimiegojęs, nepailsėjęs, visokių reikalai, rūpesčiai užspaudžia, jisai geria dar vieną kavą, energijos nėra, jis galbūt ir 3 kavą geria, paskui prasideda visokie pyragėliai ir visai man nesvarbu, kas ten prasideda, mes grįžkime atgal į pirmąjį gėrimą. Kitaip tariant, ar mes galime teikti, kad žmogus, kuris geria tik kavą rytais, kažkokią, nesvarbu kokią, jis dėl to blogai jaučiasi ir blogai atrodo ir panašiai? Turbūt, kad ne. Greičiausiai, kad visi ritualai, visa disciplina dienos, visi įpročiai dienos ir apskritai įpročiai mitybos lemia vieną ar kitą rezultatą. Ir aišku, akivaizdu, kad ir visi sutarė ne tik Herbalife'as, bet sutarė absoliučiai visi dietologai, dietistai. Nežinau, kuo skiriasi dietologas nuo dietisto, dietologas gal kaip gydytojas labiau. Dietistai tie, kurie nesugebėjo baigti mediciną, bet labai nori gydyti žmonės. Okay. Tai ir šitie susitarė visi, ir visi bet kokie žurnalai madingi, ir bet kokie ten gurų, mitybos, taip toliau, jie visi sutarė, kad pusryčiai yra reikalingi. Aišku, reikia išsišokti iš to konteksto viso, to choro, ir yra tokių, kurie sako, protarpinis badavimas, galbūt čia reikia tik valgyti nuo 3 dienos iki 4, ten 6, nesvarbu. Įvairių yra madų, ir visą tai yra mados, kurios nieko nepagrįstos. Bet iš esmės dauguma žmonių sutinka, kad pusryčiauti reikia, kažkaip ir tas žodis mūsų kalboje atsiradęs, ne? Pusryčiai. Tai dabar klausimas, kokie pusryčiai. Jeigu tie pusryčiai tik tai kava,
Tai matomai, kad nelabai gerai ir tam žmogui turbūt nelabai gerai. Ir prisiminti, mes esame irgi kalbėję su jumis, kad labai dažnai žmonės į Herbalife ateina jau kaip į paskutinę stotelę, kai jau būna išbandę labai daug ką. Praėjo visus gydytojus, negavo pagalbos, niekas nesikeičia, vartoja daug vaistų, vaistai sukelia pašalinės reakcijas, jie dėl jų jas mažinti norėdami naudoja dar daugiau vaistų ir užburtas ratas ir galiausiai kažkur kažkas parekomenduoja, kažkur jie išgirsta kažką, jis sako, pabandysiu. Aišku, labai daug jiems klausimų kyla, jie labai jautrus tie žmonės, jie krūpčioja nuo kiekvieno žodžio, nuo kiekvieno kažkokio tai pirstelėjimo. Labai įsijaučia į savo kūną, o kas dabar bus, išgerti tą kokteilį ir staiga pajunta, kad čia sugurguliavo, arba ten kažkas ten biškį paleido, arba kažkur kažkas užkietėjo ir viskas. Jam piešiasi didžiulis blogas scenarius. Tai yra normalu, nes kai tau dešimtmečiais dirba su tavo sąmonė, pasąmonė, tam, kad tu tik tokiais scenarijais ir mąstytum, tai normalu, kad bet kas įvyksta gyvenime, piešiasi negatyvių scenarijų. Arba scenarijų pozityvių, kuris vadinasi, yra taip kaip visiems. Tai nebūtinai pozityvų sutinkat, bet čia jau skaitusi jau, jeigu jau kaip visiems, arba kaip dažnam, arba kaip daugam, tada viskas Jeigu atsikėlę žmonės rytais daug kas jaučiasi nuovargį, reiškia normalu. Jeigu tau galva skauda dažnai, tai daug kam skauda. Jeigu tau yra klimaksas, kažkokie tai smarkus simptomai, tai visoms moterims taip yra. Iš tikrųjų tai ne, ir tai neprivaloma, bet mums kala. Tai žmonės, kurie pabando kažkaip pusryčius pakeisti arba įvesti kažkokius racionalesnius ir jiems pradeda geriau sektis dienoje ir jie pradeda geriau jaustis dienoje ir jiem kažkaip mintis keičiasi, tada jie pabando pietum kažką pasirinkti prasmingesnio, jie pradeda mažiau užkandžiauti tų užkandžių, kurie netinkami, reiškia saldumynai, bandelės, kažkokie greitas maistas, arba tiesiog pradeda žmonės suvokti, kada ką valgo ir nebūna taip, arba rečiau būna taip, kad sako, aš visą dieną nevalgiau ir vakare prisėda prie puodo ir duoda, nes aš visą dieną nevalgiau, labai daug dirbau, labai sunkiai dirbau, vis tiek prie kompiuterio visą dieną ir visą dieną nevalgiau, ne? O iš tikrųjų visą dieną jisai valgo, net nejaučia, riešutukas, saldainiukas, sausainiukas, kavytė ir vėl iš naujo. Ir kalorijų koks 1500–2000 suvalgęs, jis grįžta namo ir sako, aš nieko nevalgiau. Ką aš noriu pasakyti, žmogus, kuris ateina į kompaniją Herbalife arba panašią kažkokią kitą, bet kalbėkim apie Herbalife, jisai pradeda kažko daryti, jis pradeda kažką įsigyja, kažkokią produktų programą, jis pradeda kažką galvoti, ką reiks daryti tą programą, jis pradeda mąstyti truputėlį, jam tas filtras truputėlį, prasiplauna, jis pradeda matyti, kad ne viskas čia taip gerai buvo daroma. Tai, aišku, ne Alijošius tai padaro, nepažadina, arba ne vien tik jis pažadina žmogų mąstymą. Bet noriu pasakyti, kad ritualas pats iš savęs yra labai geras jau vien dėl to, kad atsiranda naujas ritualas. Jo, išgerti stiklinę vandens su alijošiumi ryte. Jo, ir kitas niuansas, kad žmogus, kuris geria alijošių ryte, jis yra natūraliai priverstas išgerti jį su vandeniu. Jo, tai vandens stiklinė ryte jau savaime yra labai labai geras dalykas, kuris irgi daro stebuklus. Taigi, jau du dalykai. Ritualai atsiranda, kurie pradeda suskatina mąstymo ir dėliojimuose dienoje procesus. Jo, plus nepamirškim, kad yra šalia konsultantas, kuris irgi palaiko, įtraukia, galbūt pakviečia į programą, tokia kaip 14 dienų, tarkim, projektas, ar kitokie projektai, kas čia turi kokius, kur žmogus yra tiesiog palaikomas. Jo, ir pats Alijošius, tai jūs, manau, ir internete galite paskaityti daugybę atsiliepimų ir visokių minčių apie tą Alijošių. Ir čia kaip ir nieko naujo nepasakysiu, nebent tik tinginiams, kurie tingi pasiskaityti, kad Alijošius yra augalas, jis ne Lietuvoje augantis, bet tai yra augalas, savotiškai unikalus, kaip ir tarp kitko visai nemažai kitų augalų unikalių, jo pavyzdžiui ponebudė arba liepos mūsų, arba avietės tos pačios. Kiekvienas augalas turi savo privalumų. Alijošius taip pat turi. Ten yra niuansų, aišku, reikia jį išvalyti, ne visos kompanijos tai sugeba padaryti, nes jame yra tokios medžiagos, kurios nelabai skanios ir nelabai turbūt padeda sveikatai. Augalas ginasi nuo tokių kaip mes, bet tas medžiagas salainą konkrečiai pašalinus, jame lieka daugybė, šimtai biologiškai aktyvių medžiagų, kurios mūsų sveikatai yra vis dėlto naudingos. Pradedant žarnynu,
ten jau ir ląstelienos, ir mineralai, ir vitaminai, kiek ten jų yra. Jų, aišku, yra labai nedaug tų vitaminų, mineralų. Mums tikrai neužtenka dienai visai. Išgėrus vieną stiklinę, įsivaizduot, kad čia jau wow, stebuklai vyko. Ne. Bet paprastai geri dalykai ir neatsitinka va taip. Geri dalykai atsitinka po truputį kaupiant. Per dieną, per savaitę, per mėnesį atsitinka geri dalykai, kai organizmas prisisotina vitaminų ir mineralų. Čia taip kaip ir, reiškia, išmintis, nežinau, kieno rytiečių sako, ar lotynų, tarp jų, man atrodo, kad dideli turtai sukraunami taupant po truputį arba kraunant po truputį, kaupiant po truputį. Taip ir čia, jeigu mes kalbėsim apie sveikatą, tai sveikata sveika, tai gera sveikata tai yra mažų žingsnelių, mažų ritualų, mažų mūsų poelgių visuma, kurie daromi kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, metais. Jo, ir atvirkščiai, ir lygos, ir nesveikata yra taip pat mažų mūsų veiksmų visuma, nes jeigu jūs rūkysit cigaretę, arba suvalgysit kažkokį tai nesveiką patiekalą, arba pamiršit kažką suvalgyti, arba persivalgysit vakarę vieną kartą, nieko neatsitiks. Nes tai yra per mažas dalykas mūsų sveikatai, vienkartinis, jo puikiausiai organizmas susitvarko, mes nesam mašina, kur ten įstrigo akmenukas tarp krompliaražių ir sugedom. Ne, mes puikiai. Bet kai šitie maži dalykai, jie kapsi mėnesiais ir metais, tai vieną dieną sutrinka sveikata. Okay? Taigi, alijošius, biologiškai aktyvių medžiagų turi labai daug ir viena turbūt įdomiausia alijošių savybė, čia taip pagalvojant, kad jeigu mes kalbam apie vandens apykaitą, vandens, kad vanduo pasisavintų žarnyne sėkmingiau, efektyviau, kad vanduo drėkintų mus, ypač iš ryto, tokį greitą dušą iš vidaus padarytų, praplautų, išjudintų visą limfą, kraujagysles ir panašiai, giliuosius audinius, mikrokapiliariniam lygmenį, nes mūsų kraujas teka ne vien tik stambiom arterijom ir grįžta stambiom venom. Tarp stambių arterijų ir stambių venų yra smulkesnės arterijos ir venos. Arterijolis jo ir venulės. Ir dar ten kapiliarai. Kapiliarai tai yra kraujagyslės, kurių spindis toks, kad eritrocitas sunkiai pralenda. Ir jeigu yra uždegimai kapiliaruose audiniuose, tai ir jeigu eritrocitai yra nelastingi, pavyzdžiui, žmogui trūksta chroniškai baltymų, trūksta omega 3, jo, ir organizme šiek tiek yra toksai šiurkštus foninis uždegiminis fonas, tai kai kurie mikrokapiliarai yra net nepralaidus. Eritrocitai ten net nepraeina ir tie audiniai, jeigu tai yra didelis regionas, gauna tokią švelnią hipoksiją vienas dalykas, trūksta vandens, trūksta deguonies, trūksta maistinių medžiagų ir trūksta išvalymo, nes mūsų kraujotaka nuolat cirkuliuoja, atneša ir išneša, atneša tą, ką reikia, išneša tas, kas nereikalinga. Todėl ir detoksikacija nevyksta. Giliaja prasme, audiniuose nevyksta. Jo, nepainiokim tokios detoksikacijos, kur žmogus priryja laisvinamųjų, išsitriedžia, tai jis tik tai vidurius išvalo. O tuo momentu lengviau pasijunta, o po to būna daug problemų, nes sutrinka mikroorganizmų balansas, žvėriškai sutrinka elektrolitų ir vandens apykaita. Jo, taip pat nepainiokim tos detoksikacijos, kai ką nors priryja, prigeria, paskui meža ten po 10 sykių per valandą, išsisioja, išmyža visus elektrolitus, visus vandenius ir atsistojęs ant svarstyklių jaučia, kad ten 5 kg neliko. Tai vadinasi diuretinis efektas, jis nevalo organizmo, jisai kraują gerokai nudrenuoja. Jo ir būna tik papildomas krūvis ir stresas metabolinis organizmui. Tai šitų dalykų nereikėtų daryti. Čia yra medicininės krizės arba situacijos, kai reikia žmogų greit nutraidinti, išvalyti, arba reikia išvimdyti, dar geriau, jeigu intoksikacija yra, arba duoda didžiulius boliusus skysčių, kad per inkstus išsiplautų kažkokie toksinai. Nepainiokim mūsų sveikatos, mūsų elementaraus, paprasto, įdomaus, kasdieninio, nuobodaus galbūt gyvenimo su medicininėm būklėm. Jo, nes pas mus visas tas taip suplakta dažnai, kad mes kartais gyvenime vadovaujamės medicina, jo, o medicinoje iš vis neaišku vadovaujamės. Tai va, tai jeigu mes kalbam apie tuos tikruosius audinių drėkinimus, tikrąjį audinių drėkinimą, mikrokapiliariniam lygmenį, ten kur tas eritrocitas, kad pralystų, tai alijošius labai gerą dalyką daro. Jisai turėdamas labai stiprės prieš uždegiminės savybės, pats alijošius, kaip augalas, biologiškai aktyvios medžiagos, jisai dėmesio sumažina uždegimą būtent tame mikrokapiliarinėme lygyje.
būna šiek tiek didesnis spindis eritrocitų, pralysti lengviau, spindis kapiliarų. Eritrocitams lengviau pralysti ir jeigu dar žmogus omega 3 vartoja, eritrocitai būna elastingesni, reiškia į audinius, į ląsteles, kiekvieną ląstelę atneša vandenuko, atneša mineralus, vitaminus, atneša deguonį ir čia pat, aišku, per kitą galą išteka per venulės į venas, į veninę sistemą išneša toksinus ir panašiai. Audiniai atsigauna. Žmonės, kurie geria alijošių iš ryto, jie labai greitai pajunta, kad energija gerėja, kad oda gerėja, odos būklė gerėja, kad gali būti kažkokių tai alerginių reakcijų sumažėja arba išnyksta, galvų skausmai visokiausiai sumažėja, sąnarių skausmai gali sumažėti. Aišku, nuo vieno ryto, nuo vienos stiklinės jūs to ir nepajusit, nes, kaip ir sakiau, efektas yra kaupiamasis, jūs tą turi daryti sistemingai, savaitę, 2 mėnesį, 2 mėnesius panašiai. Tai va, tai ritualas pakeisti ne visai tinkamus skysčius arba nenaudingus skysčius arba, pavyzdžiui, kava ryte ant tuščios. Žinot, tiems, kam labai rimtos didelis problemos su tuštinimus, tai jiems kava ir cigaretė juos prašykina rytais. Tai čia toks, žinot, bent tam kartui laikinas efektas, paskui tas sutrinka, tada jau nieko negali savo padėti. Tai čia toksai, žinot, nežinau, medžioklė patrankom į žvirblius. Bet kalbant apie alijošių, tai pirmas dalykas ritualas, tai yra daug vertingesnis tiesiog ritualas ir skystis, kuris su savim neša vandenį į mūsų organizmą ir plus biologiškai aktyvios medžiagos padeda tam vandeniui patekti pačias tolimiausius organizmo kampelius ir kiekvieną ląstelę. Okay? Va tokia nauda organizmui gerinti alijošių ryte. Toliau labai svarbus faktas, aš gal čia per daug išsiplečiu, parašykit man, jeigu per daug, tarp kitko komentarus aš pasižiūrėsiu, matau labai daug bingo, super, reiškia, gerai į tą pusę taiko, ne? Labai svarbus faktas, kad daugelis žmonių, kurie ateina pas mus, prisijungia į Herbalife bendruomenės, į mūsų iššūkius visus, įsigyja produktų programas, bando kažką daryti. Tai jų pirmoji problema, kurią reikia spręsti, tai yra totalus vandens nemokėjimas gerti. Ir čia kalba neina apie kibirus, neina kalba apie 5 ar 4 ar 3 litrus per dieną. Neįsileiskime tos tokius, žinote, kvailus tokias manipulacijas, kai kažkokie tai apsišaukę ekspertai pradeda aiškinti, tai kaip vandens gerti, inkstus čia pakenks ir blablabla. Idiotai, jiems tikrai negalima gerti vandens, nes jiems smegenys tai pažeidžia, matyt, praplauna tas likutinės mintis ir idėjas, visiškai išplauna. Tai jau čia didelė problema, bet kita vertus nelabai tenka ir išplauti, kai nelabai kas įdėta, jeigu taip šneka. Vandens mums reikia tiek, kiek reikia, ir vandens labai dažnas išgeria maksimum pusę tos normos, kiek reikia. Ir negalima sakyti, kad kiekvienas iš mūsų čia esantis turi gerti 3 ar 4 litrus. Aš galiu 3 litrus išgerti be jokių problemų. Aš apskritai jau seniai gyvenu sveikiau negu kad dauguma. Tai man nėra problemos su 3 litrais skysčių. Net ir su 4, jeigu fizinis darbas visą dieną kažkur karšti, tai dar ir daugiau. Bet dauguma žmonių, ir ypatingai kartuoju, tie, kurie prisijungia šviežiai į mūsų tą judėjimą, jie nemoka to vandenuko gerti. Dėl įvairių priežasčių, mes jų net neišvardinsim. Bijo, yra prisiklausę apie tai, kaip inkstam negerai. Arba išgeria stiklinę nedaug dėjo vandens ir sutinsta, kai nesuprasdami dėl ko sutinsta. O kad sutinsta dėl to, kad ne vandens apykaita yra organizme, o vandens ir mineralų. Ir šitie dalykai neatskiriami. Jo vandens mineralų per brūkšnelį reiktų rašyti. Ir negalim kalbėti apie vandens apykaitą organizme arba tik apie mineralų apykaitą organizme. Negalime kalbėti taip, kaip ir apie įkvėpimą. Kai mes kalbame apie kvėpavimą, mes kalbėtume tik apie įkvėpimą, bet ne apie iškvėpimą. Arba atvirkščiai, kalbam tik apie iškvėpimą, bet net neužsiminam apie įkvėpimą. Taip, kvėpavimas tai yra tik iškvėpimas. O tai kada įkvėpti? Per kur kvėpuoti? Vienintelė būdas, kol kas mes kitaip nemokam, per kitas skylės įtraukti oro. Arba jį išpūst. Išpūst kartais mokam, bet tai nekvėpavimu vadinasi. Ok? Tai va. Tai čia tas pats. Mes negalim kalbėti apie vandens apykaitą. Aš išgėriu, ten kažkas atsitiko ir išbėgo per inkstus. Ne. Jeigu nėra mineralų pakankamai, vandenį, kurį aš išgėriau, jisai nepasisavins tinkamai, taip pat ir neišsiplaus tinkamai per inkstus. O tada galiu sutinti.
Jo? Nes prisiminkit fiziką, jeigu jūs ją apskritai studijavot kada nors, jo, iš mokyklos laikų. Toks dalykas yra osmosinis slėgis. Įsivaizduokit, yra membrana, čia skystis ir per vidurį membrana. Ir vienoj pusėje yra labai daug mineralų, o kitoj pusėje nėra mineralų. Kas atsitiks? Osmosinis slėgis skiriasi jo labai smarkiai, jo ir vanduo paprastas be mineralų pradės per membraną keliauti ten, kur daug mineralų. Kitaip tariant, arba galim pasakyti, kad mineralai traukia vandenį, arba galim pasakyti, kad vanduo stengiasi atskiesti mineralus tiek, kad sustvarkytų abiejose pusėse vienodas slėgis, tas osmosinis. Jo? Va, tai reiškia, jeigu mes nevartojame mūsų maiste pakankamai mineralų, tai vanduo išgertas, švarus be mineralų, aišku, kad jis ir šaus į kraują, nes kraujyje yra mineralų. Jo kraujyje yra mineralizacija, normali, nebent jūs ten kartais galite pastebėti, kad kalio trūksta, dar kažko. Vėlgi, dažniausiai proto žmogui trūksta, bet kadangi negalima sakyti, kad žmogui proto trūksta, bet to gydytojai neturi tokių tyrimų, tai jie tada nustatinėja kalcio trūkumus, kalio trūkumus, dar kažkokių ten trūkumus, paskui nebežino jau, neberanda trūkumų, tada randa perteklių. Žodžiu, svarbiausia mus pagazdinti tyrimais. Tada galima su jumis kaip su šilta vilna daryti, ką nori, vaistų prirašys ir mes vartosim ir būsim ištikimi klientai visam gyvenimui. Kiekvienas verslas nori klientų tokių, kurie būtų ištikimi klientai visą gyvenimą. Nes negalima parduoti automobilio, kuris negenda, telefono, kuris negenda, negalima parduoti rašiklio, kuris rašo visą gyvenimą, nes tu parduodi ir prarandi klientą. Reikia, kad klientai nuolat ir nuolat, kad būtų biški laimingi tų momentų, bet niekur nedingtų. Taip yra medicinoje. Netikit, ginčykimės. Va, tai reiškia, kai nėra mums pakankamai mineralų maiste, tai vanduo štaigiai šauna į kraują ir jisai toliau eina į audinius ir ten irgi dar šiek tiek mineralų yra ir tiesiog žmogus sutinsta. Pradėkit vartoti normaliai mineralų. Mūsų maiste kasdieniniam tam, kur iš konservų, iš parduotuvės nėra, jo košėse nėra, nežinau, ką jūs ten dar valgot, nėra mineralų. Jo, bet jūs pradėkite vartoti su papildais mineralus, galima rinktis, pavyzdžiui, kompanijos Herbalife papildus, puikus dalykas ir kokteiliai, ir tai ne papildai, kokteiliai yra maistas, bet yra papildai, formulė 2, ekstra kalcis ir panašiai. Jo su maistu žmogus gauna mineralų, vanduo įsisavina tinkamai, vanduo nueina į ląsteles tinkamai, vanduo ir pasišalina su visais toksinais iš organizmo tinkamai. Nereikia bijoti, inkstus apkrauti nelabai įmanoma. Jo, vėlgi grįšiu labai šiandien toks filosofiškai nusteikęs, jo, čia tas pats kaip bandyti stengtis neapkrauti smegenų mintimis. Oi, bijau pagalvoti, nes smegenys labai susidėvės. Yra daug tokių žmonių, bet jiems nereikia bijoti, jie natūraliai negalvoja. Jie galvoja svetimų mintim. Čia yra didžiulė intoksikacija. Kita prasme. Tai va, inkstam reikia vandens ir inkstam reikia mineralų. Inkstai be mineralų nedirba. Inkstai negali iš organizmo pašalinti vandens be mineralų. Neišeina vanduo per inkstus be mineralų. Inkstai veikia tokiu principu. Pirmiausia, išmeta į pirminį šlapimą ir antriniam šlapimą taip pat mineralus, o tie mineralai pagal tą patį mano minėtas osmosinis slėgį iš plazmos traukia vandenį su visais toksinais, su viskom. Ir dėl to iš šlapimo išteka mineralai ir skysčiai pertekliniai ir toksinai ir visa kita. Inkstai šitaip veikia, kitaip būti negali. Ir jeigu mūsų mitybui nepakanka mineralų, inkstai negali pašalinti vandens. Ir va tada jums kiekviena stiklinukė papildoma vandens sukels tinimus, ypatingai rytais veidas jo, o vakarais kojos, nes dar reiškia ir širdis nebepatraukia per didelio viršsvorio arba nepakankamo judėjimo jo ir dėl to limfinė sistema sutrinka. Nėra organizme, kad sutriktų kažkas vienas. Nėra. Jo, net jeigu ir dantis ten sugedu, tai žinokit, organizme didelis problemos. Jeigu dantį išmuši, tai okay. Jo, tai viskas yra susiję absoliučiai per hormonų sistemą, per nervų reguliaciją, per medžiagų apykaitas ir taip toliau, taip toliau. Taip, kad vanduo yra reikalingas gerti ir mes mokomės tą vandenį gerti. Ir labai dažnas sako, man neskanu ir žiaugs, nes prie kavos pripratęs jau prie to skonio aromato, nes kaip kitaip dieną pradėsiu. Jiems sakai, gerk vandens stiklinį, jisai sako, neįryju, niekaip.
Šampaną gali išgerti, alų gali išgerti, bet ryte vandens ne. Sako, aš tikrai negaliu, man nelenda, man pykina, aš tada jaučiuosi blogai, man čia stovi, man ten nestovi. Ne apie tai aš visai. Bet viskrandi čia. Tai alijošius turi dar vieną gerą savybę. Jisai paskanina vandenį ir žmonės išgeria šitą vandenį ženkliai skaniau. Ir tada aš savo klientams sakau, ryte būtina, o vėliau dienoj, kaip tu nori. Jeigu tu matai, kad tu kitaip vandens nesugebi išgerti, prisimink alijošiaus gėrimą ir pasidaryk vėl stiklinę ir vėl išgerk. Ir tas alijošius tau vėl ir vėl duos naudą. Tačiau ryte nauda yra dviguba, triguba. Nes mes rytais būnam truputėlį dehidratuoti, nes inkstai veikia per naktį, kitą kartą ir porą kartų reikia keltis. Jo, ryte atsikėlus irgi bėgam to reikaliuko, plus naktį 8 valandas mes kvėpuojam, negerdami ir nevalgydami, o kvėpavimas tai yra ventiliacija, kartu išeina ir vanduo, apie 400 gramų, sakykime, iškvėpuojam, taip pat ir prakaituojam. Jeigu jūs prakaituojat dieną 8 valandas, jūs galvojat, kad jūs naktį miegodami po kaldra šilta prakaituojat, tik tai nejaučiat, nes jeigu patalinė nesintetinė, o ne pati pigiausia, o normali, tai jinai labai sėkmingai sugeria mūsų prakaitą. Labai sėkmingai sugeria. Taigi prakaitas, 100 gramų, jeigu šiltesnis kambarys tai ir daugiau, kvėpavimas natūraliai, mes visą dieną per plaučius išgarinam vandenį. Tai normalu, mūsų kvėpavimas toks, įkvėpiam orą, jo sausą santykinai ir iškvėpiam visą laiką drėgną. Nueikit miške, sakau, žiemą išeikit į lauką, jūs pamatysit, kad jums kvėpuojant garai eina. Iš kur garai? Įkvėpėt tai ne garus, įkvėpėt sausą žiemos orą šaltą, o iškvėpėt šiltą su garais. Jo, ir tada jūs matot tos garus, nes jie iškart kondensuojasi šaltam ore. O iš kur tas vanduo jūsų iškvėptam ore? Iš plaučių. Ir kiekvienas įkvėpimas, iškvėpimas, tai yra kažkokia gramo dalis. Ir per dieną prikapsitų gramų daug. Ir naktį taip pat. Dieną mes galime atsigerti bet kada, o naktį mes miegam. Taigi 8 valandas yra tarpas, kai iš tiesų nemažai išgarinam per plaučius, per odą ir inkstus taip pat. Litro mažiausiai reikia. Ir aš rekomenduoju tą, jeigu žmogui sakau, tu per dieną litrą išgerdavai, tai pasistenk tą litrą arba beveik litrą išgerti ryte, pradedant alijošiaus stiklinę, Rūta rašo, su alijošiu visai kitaip geriasi vanduo, šaunuolė, ačiū tą Rūtą. Tada išgerk kokteilį, tada dar kažkokią žolelių gėrimą, o po to tu tam tą savo tradicinį litrą jau įsidėliok jau dienoj ir žmogus sako, kaip išgerdavau litrą, taip ir dabar geriu litrą, kaip ir tragedijos kažkokios neįvyko, kažkokių čia kataklizmų keičiant mitybą neįvyko. Ir žmogus tik paskui pagalvoja, supranta, kad visas stebuklas įvyko ryte. Kai dar tu pusiau miegi ir tu jau prisipildai skysčių, tu beveik litrą gauni pusryčiams, o tą savo likusį litrą, kurį ir taip per dieną išgerdavai, šiaip netaip išmūčiai ir vis tiek. Ir gaunasi 2. O 2 jau gerai. Suprantat? Sekantis klausimas. Ar geriau ryte gerti kokteilį? Formulė 1 aš įsivaizduoju eina. Jo kalba eina apie pusryčių programą. Ar pasirinkti vakare? Ar yra koks skirtumas? Didžiulis skirtumas yra. Kai ryte jūs gerit kokteilį, tai jūs rytinius ritualus atlieka, jūs duodat organizmui tai, kas tiesiog būtina ryte. Baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai, mineralai, vanduo, šiek tiek skaidulų. Jūs užvedat medžiagų apykaitą. Jūs neapkraunat virškinimo trakto nuo pat ryto sunkiais ten kokiais sumuštiniais, kumpiais ir kiaušiniais keptais. Tai nėra blogas maistas, bet tiesiog ryte neapkraunam žarnyno, mūsų medžiagų apykaita užsiturbina su lengvu virškinimu, nesiorientuoja organizmas į virškinimo traktą labai smarkiai, nes ten viskas lengvai įvyko, kraujas pasipildė, raumenys pasipildė, nervų sistema pasipildė amino rūgščių arba baltymų, vitaminų, mineralų, šiek tiek omega, šiek tiek angliavandenių, nes kokteilyje viso to yra, jau mums sutaupo laiką, taip toliau, čia kiti dalykai, bet mes rytais turim pasipildyti savo akumuliatorius, energetinius resursus. Jo, ir tada šaunam į dieną.
ten kaip išeina. Kažkas užkandžius daro, kažkas nedaro. Vėlgi reikia sąmoningai daryti, suprasti, kada tu užkandžiauji, ritualą pasidaryti tuo pačiu metu. Pietaujam, kada, vieni 12 val. Kiti 1, normalu, jokių problemų nėra. Bet daug maž tuo pačiu metu. Jo pasirinkti maistą įvairesnį. Viskas gerai. Pasipildom ten kokių papildų, formulė 2 tabletukai išgeriam, ar ekstra kal tabletę išgeriam. Tai vitaminai, mineralai, kur ten bet kokį dešrelę valdišką gali praturtinti. Jo, toliau vakarinis užkandis, kai kas daro, kai kas nedaro. Aš rekomenduoju daryti, nes tada vakarienę gali susimažinti. Jo, ir nereiks persivalgyti naktį. Nereikia bijoti užkandžiauti, reikia bijoti užkandžiauti nesąmoningai, kai žmogus šluoja, kaip šlavėjas viską ir vakarė sėdi, tu sako, nieko nevalgiau. Reiškia, tu tiek nesąmoningai viską darai, kad tu pririjai šlamšto, kuris tau nieko gero nedavė ir tu net neatsimeni. Ir aš taip darydavau prieš 14-15 metų, bet ir svėriau 140. Va, tai dabar aš užkandžiauju, bet visai kitaip. O, laikas užkandžiui. Atsisėdi, pasikvieti į kompaniją, ką nors. Tu kažką iš dėžutės išsitraukia ir išsivinioja. Ar tu perki sąmoningai? Sąmoningai. Jo, gerai, dabar valgysiu. Reiškia, šitą sūrio gabalėlį, ten kelis riešutus, išgersiu tos pačios kavos, jeigu labai norisi rituališkai, kodėl ne, arba arbatos, arba kažkokio tai kito gėrimo, bet tikrai ne Coca-Colos, tikrai nevalgysiu pyragėlių, tikrai ten, suprantat, nes mano rezultato priklauso nuo tų mažų dalykų, kuriuos aš renkuosi kiekvieną dieną. Tai yra užkandis, sąmoningai, pasveriant. Kompanija, tarp kitko, irgi turi puikių užkandžių, batonėliai, čipsai iš baltymų, reiškia, žirnių baltymas, batonėliuose, baltymas taip pat yra vitaminai, mineralai, yra batonėliai su skaidulom, yra be skaidulų, yra vienokios skonių, pasirenkam. Užkandžių tinka kokteilis? Be abejo, bet klausimas, kada pasirink kokteilį? Jeigu tu matai, kad tau patogu tuo momentu išgerti kokteilį, išgeri ir tu laimingas, tau nereikia kitokių dalykų rūpintis. Ypatingai, kai aš darbuojuosi sodyboje, man tai paprasta, aš pribėgau, atsidariau spintą, pagrėbiau batonėlį ir tikrai ne vieną. Nes, aš dirbu fizinį darbą, aš noriu valgyti ir viskas. Va, plus dar vakarais reikia kažkokius pabendrauti su žmonėmis, aš nenoriu alpėti, nes atsisėdus, kaip silpna, ne, man turi būti viskas gerai. Va, ir vakare ateina vakaras ir tada tu sprendi vėl, ką tu valgai. Jeigu tu turi laiko, jeigu tu turi ritualą su šeima, atsisės, pasidaryti salotų, kažkokios vištytis pasikėpti, galbūt draugai atėjo, jeigu savaitgalis, pasigrilinot kažką, viskas fine. Socialinis dalykas labai svarbu, nedarykit taip, kad jūs sėdit prie šeimos stalo, kurie valgo kažką, o jūs sėdit ir zelėjat savo ten tą stiklinę kančią akise, kokteilį. Ir paskui sakot, nežinau, neskanu. Tai jeigu jūs pasidarot savo gyvenimą suknistą, tai viskas suknista ir yra, viskas priklauso nuo mūsų. Gerkit skaniai kokteilį, bet ne prie bendro šeimos stalo. Gerkit užkandžiui, tada įsidėsit mažesnę porciją. Vat visi valgom didelę porciją, o jūs mažesnė, nes jums reikia svorį numesti ar panašiai. Arba atvirkščiai, visi trupiniauja, o jums reikia svorio priaugti, jūs didesnę porciją pasidarė. O gali būti dienų, ir tikrai būna tokių dienų, kai, pavyzdžiui, sakot, žinai, šiandien jaučiu, turiu tokį, aš noriu savo tokį, kaip varnelę pasidaryti, tokią caca Marijau, caca padaryti ir vakarienės nevalgai, o išgeri kokteilį. Ir tada kokteilis turi visai kitą prasme. Jis turi prasme, kad aš vakare suvartojau mažai kalorijų. Kas ten, 100, 150, 200, žiūrint kaip jūs daro. Toliau, aš vakare tikrai gavau 10 gramų baltymo. Dažnai labai būna, kad vakarienės metu negaunam. Pavyzdžiui, pica valgai, ten to baltymo yra kažkiek, bet daugiausia angliavandeniai riebalai, tiesa? Gali būti situacijų, kai vakare jūs apsižiūrėjot, darbai, rūpesčiai ir per vėlų 8:30, 9 val. Jūs žarna ryja, dar čia gamint kažką. O davai ne, paaukšt kokteilį, nurimo, virškinimo sistemos neapkrovėt, jūs gavot naudos, jūs gavote viską, ko reikia vakarui, kad paskui laimingas eitumėt miegot po 1-2 valandų. Todėl kokteilis ryte jis turi vieną prasme, tai tas pats kokteilis jis turi vieną prasme, labai stiprią prasme. Žadinam organizmą, sveikų lengvų maistų. Vakarais mes vakariniam sveikų lengvų maistų, nes gali būti per vėlu. Arba gal mes taip nusisprendėm, taip aš užsispyriau šiandieną. Mažai kalorijų, bet didelė vertė. Kodėl tai svarbu? Jeigu mes mažai kalorijų, nekreipdami dėmesio į vertę,
čia dieta. Kiek jūs temsit su dietom, kiek jūs temdavot su dietom, savaitę, 2, 3, jau susistabdot medžiagų apykaitą ir su kiekviena diena vis sunkiau atsisakyti tokio maisto, kad kuo mažiau kalorijų, kad kuo daugiau apribojimų maistinė prasme, jo, ne kad ne kalorijų, bet maistinė prasme, tuo sunkiau tų apribojimų laikytis. Bet jeigu mes šaunam kokteilį, mes maistinė prasme savęs nenuskriaudžiam. Atvirkščiai, net kartais tai vakarienį kokteilis būna vertingesnė, negu kad ten kažkoks tai kitas maistas. Va apie ką kalba eina. Jo, ir tu jautiesi neapkrovę žarnyno, tavo medžiagų apykaita aukštumoj, nesusistabdai, tu nueini miegot, ilsiesi kokybiškai, tu per naktį lieknėjai kaip padūkęs, tu atsikeli tai sakai, o karamba, -3, -4, -200 gramų. Jo, nes mineralų vitaminų gaunat, jūs nueinat į tūliką, viską atiduodat. Tik spėk. Jo, viską, kad tai turi minį toksinus, aš nesakau, kad ant kulnų apsivarot, bet ne, atsikeli, tie pilna puslė nuėjai, pašleidai, organizmas būna viską pasitvarkęs tai, kaip reikia. Ir tada pasipildai naujų kokteilių ir eini ryte. Dėl to ryte aš tikrai nepraleisčiau kokteilių ir nerekomenduoju to daryti, o vakare žiūrėkit, kaip jums išeina. O patinka ir išgerkit, o nepatinka ir neišgerkit. Jokių būdų negriaukit savo šeimos gyvenimu, jau vien dėl to, kad fanatiškai gersit kokteilį ir vaidinsit auką. Nepatinka niekam aukos. Jūs tai padarykit žaidimą, ritualą, galbūt jūsų sutuoktinis irgi nori kokteilį gerti vakarais. Ir tada aptarkit, nu kaip jautiesi, o kaip tu jautiesi, o kaip ryte tu jautiesi, o kaip tu ryte jautiesi. Aha, kaip faina, davai, dar kartojam. Jeigu kažkoks vakaras atėjo, kai draugai ir kas nors, nu nebūkit fanatikai. Tai va, čia vakarinis kokteilis yra pasirinkimo reikalas. Pasirinkimo. Jeigu jūs esat kažkokį tai įsikėlę savo iššūkį, ne dietą, bet iššūkį, pavyzdžiui, 14 dienų nori numesti kilogramą arba įlysti suknelę kažkokią 1 numerį ir 2 numeris mažesnė. Tai tada užsispirkit, bet praleisti vakarienės negalima. Aš žinau, keletas iš jūsų sako, nu nenorėjau, praleidau, be reikalo. Jūs tą dieną užsikodavot sekančiai dienai jau su lėtesniu medžiagų apykaita. Jau organizmas galvoja, koks šis signalas? Ar čia gali būti, kad aš ir vėl negausiu maisto? Tada gal mes biškį prisukam medžiagų apykaitą. Organizmas tai daro labai gerai. Organizmas mūsų labai protinga. Jis sukurtas, kad išgyventi prie visų sąlygų. Ar mes persėdam, mus gelbsti. Aišku, rezultatai būna įvairūs. Ar kai mes nevalgom, mus irgi gelbsti. Jo, vienu atveju labai smarkiai sulėtina medžiagų apykaitą dėl to, kad tiesiog maisto trūksta ir paskui mes kankinamės ir mes persivalgom dažnai. Kitu atveju mums persitvarko hormonų sistema, jo, kad mes nenumirtume nuo to maisto ir cukraus kiekio, jo, bet ta persitvarkos hormonų sistema išsibalansuoja ir paskui mes vėl norim užkandžiauti saldžiai. Čia yra kiti dalykai, čia insulino reikalai ir panašiai. Žiūrint vėlgi, kaip mes valgom, kaip mes persivalgom. Jeigu ten vakare persivalgysim vien tik mėsą be cukraus, jo irgi nieko gero, nes labai smarkiai apkraunam virškinimo sistemą, jo intoksikuojamės ir taip sunkiai buksuoja ir vėl medžiagų apykaita lėtėja. Viskas vyksta tada gerai, kai gerai vyksta. Va. Ar atsakiau, Aurelija, iš tos klausimus? Aš manau, kad taip, skirtumas yra didžiulis, ar žmogus geria ryte ar vakare kokteilį. Jo skirtumas taip pat yra labai didžiulis, jeigu žmogus geria ir ryte, ir vakare kokteilį. Taip pat labai didžiulis skirtumas yra, jeigu žmogus nei ryte, nei vakare negeria kokteilio. Viskas. Įsikelt žmogus turi savo labai aiškius klausimus ir atsakymus. Ko tu nori? Jo, rytais norim užsivesti medžiagų apykaitą, mes norim užsikrauti energijos, mes norim pradėti gražiai dieną, mes norim to ir ano 3, 4, tu geri kokteilį. Jo, vakare pagal situaciją, žiūrėk, kaip tau gyvenimas sukasi. Galbūt tas kokteilis ne prie ko, o galbūt net labai gerai. Suprantat? Va. Nu gerai, dar klausimų mes turim. Aš greit pasižiūriu mūsų platformoje. Klubas Euforija platformoje klausimų nėra, tik tai tie 2. Jo, toliau mes turime kitą grupę. Čia irgi nei vieno klausimo nėra. Žmonės viską žino ir šiaip. Tai labai smagu. Čia taip pat nėra jokių klausimų. Matau, padėkoju Aurelija, kad atsakiau, labai gerai. Šiandien smagiai buvo, nes buvo daug bingo. Tarp kitko, žiūrinčių gyvai įrašą, atsiprašau, laidą visai nemažai buvo gyvai žiūrinčių. Tuo aš labai džiaugiuosi. Jo pakartosiu prašymą, kad kas žiūrėjote įrašą, parašykit grotelės įrašas.
jo kam kilo klausimai, mano patarimas ir rekomendacija, niekuomet nelaukite progos to klausimą užduoti. Užrašot čia ir dabar, jūs galite padaryti ir po šito video, ir po bet kuriuo kitų video, ir jeigu žiūrite YouTube kanale, rašykit komentarus tos klausimus, čia kilo klausimus, čia parašiau viskas. Ir tada tikėtina, kad jūs gausite atsakymą. Aš visus tos klausimus surenku per savaitę ir pirmadienį 9 val. Laidoje Kąsnis mes vėl atsakom. O kas norite daugiau, ne vien tik žodžių, o iš tikrųjų pajusti, tai susikontaktuokim ir papasakosiu daugiau apie mūsų iššūkius, apie mūsų produktus, apie tai, kaip mes galim iš tiesų savo gyvenime padaryti kažką kitaip. Nesakau, kad stebuklingai, viskas, stebuklas esate jūs. Stebuklas esate jūs. Visa kita yra tik priemonės. Tai yra nestebuklingos, tai yra priemonės, kuriomis jūs kuriat stebuklą savo gyvenime, iš savęs ir taip toliau. Tai va, tuos dalykus aš galiu papasakoti, parodyti, o stebuklą susikursit jūs patys. Su tuo jūs sveikinu, gražios savaitės, iki sekančio.